BTV ir Maisto bankas kviečia dalintis. Žinau, kad yra žmonių, kurie neturi ko valgyti ir neturi už ką. Tiesiog nėra sunku paimti ir nupirkti. Sveiki, naujienų gurmanai. Šiandien gaminsime šviežių naujienų troškinį. Mums reikės. Leiskite peržvelgti receptą. Internetas pilnas šauktinių sąrašų. Mums reikės 37 000 šauktinių, bet paims tik 3. Įdomu, kaip mūsų agurkėliai užsienyje. Mes šiandien naudosime lietuviškus, Lietuvoje raugtus agurkėlius. Sekantis ingredientas aptinkamas Anglijos karalystėje. Jis mūsų troškiniui reikalingas kaip princui Viljamui, ką tik gimusi jo dukra. Tačiau neišsigąskite dėl jo išvaizdos. Tai moteriškos giminės vaisius, kuris po sunkios darbo dienos ar po gimdymo atrodo prastai, tačiau po kelių valandų jis atrodo tiesiog puikiai. Ir gero niekada nebūna per daug. Skubėkite įsigyti, kadangi Cameronas laimėjo rinkimus ir žada sugriežtinti imigraciją. Nestovėk kaip tankas, aukok Maisto bankui prigrikius sėklas, kruopas ir barankas. Toliau patiekalą pagardinsime gatvės muzikos dienomis, kurios visoje Lietuvoje vyks gegužės 16 dieną. O kad troškinys nebūtų neįkandamai karštas, atšaldysime jį šalčiūtės ir kitų Login 2015 konferencijos dalyvių pasisakymais. Nepamirškime ir kaip lapas nukritusio pirmo pasaulyje skraidančio automobilio. Įsodinkime už jį medį. Kad naujienos skaniai suliptų, naudosime klijus. O kaip mano senelis Gruzinė sako, nėra to, ko nepagardintų kečupas. Nėra to, ko nepagardintų kečupas. Nesislėpk su tokiais bajeriais, užkask centų.